Sue Sharp, 36 metų vieniša 5 vaikų motina, neseniai atsiskyrusi nuo smurtaujančio vyro persikėlė į Kedį miestelyje esantį kabinų kompleksą. Įsikūrusi Sierra Nevada kalnuose, Šiaurės Kalifornijoje 1980 metų rudenį. Sue 5 vaikai buvo 15-metis Jonas, 14-metė Sheila, 12-metė Tina, 10-metis Rickas ir 5-metis Gregas. Ir jie visi apsigyveno 28-ojoje kabinoje. 1981 metų balandžio 11 naktį 2 jauniausi sūnūs Rickas ir Gregas leido laiką su savo draugu Justinu Smartu, kabinoje žiūrėdami televizorių. Mama Sue taip pat buvo namuose, o vėliau sūnus Jonas ir jo draugas Dana, Wingate, prie jos taip pat prisijungė. 14-metė Sheila ir 12-metė Tina vakarą leido pas kaimynus, kur Sheila ir pasiliko nakvoti, o Tina grįžo namo. Tai, ką Sheila aptiko kitos dienos rytą, grįžusi namo, akimirksniu tapo viena iš košmariškiausių scenų šiuolaikinėje Amerikos nusikaltimų istorijoje ir tapo žinoma kaip siaubingos Kedį žmogžudystės. Jos buvo itin žiaurios. Mama Sue buvo rasta pusiau nuoga, surišta elektros laidais. Jos burna buvo užkišta su bandana ir jos pačios apatiniais ir užklijuota lipnia juosta, o gerklė perrėžta. Sūnus Jonas ir jo draugas Dana taip pat buvo surišti. Jų kūnai gulėjo vienas šalia kito ir abu buvo smarkiai sumušti plaktuku, o Dana taip pat pasmaugtas elektros laidu. Kruvinas peilis ir vienas plaktukas gulėjo nusikaltimo vietoje. Atvykę tyrėjai rado kraują visur. Ant sienų, siūbasų kojų, patalynės Tinos kambaryje, baldų, lubų, durų ir laiptų turėklų. Kraujo pėdsakai tyrėjams rodė, kad aukos buvo perkeltos ir paliktos kitokiose pozicijose, nei kuriuose jos buvo nužudytos. Laimiai, gretimame miegamajame buvo rasti 3 nenukentėję berniukai – Ricky, Gregas ir jų 12-metis draugas bei kaimynas Justinas. Glumina tai, kad berniukai tariamai negirdėjo, kas vyksta ir miegojo. Nors viena moteris ir jos vaikinas šalia esančioje kabinoje pabudo apie 1:30 valandos ryto, išgirdę prislopintus riksmus. Negalėdami suprasti, iš kur jie sklinda, jie grįžo į lovą. Atsižvelgiant į smurto brutalumą, atrodo neįmanoma, kad berniukai tai galėjo pramiegoti. Tačiau 12-metės Tinos nebuvo niekur galima rasti. Iš pradžių tyrėjai manė, kad ji buvo pagrobta, o jos dingimas tapo pagrindiniu tyrimo tašku. Praėjus daugiau nei 3 metams, 1984 metų balandį, atokėje už keliasdešimties kilometrų esančioje vietovėje buvo rasta žmogaus kaukolė ir skeletas. Netoli palaikų detektyvai taip pat rado vaikišką antklodę, mėlyną nailoninę striukę ir džinsus be galinės kišenės. Atlikti dantų įrašai patvirtina, kad palaikai priklausė Tinai Sharp. Tačiau tiksli jos mirties priežastis ir aplinkybės išlieka paslaptimi. Nuo pat pradžių Kedį kabino žmogžudysčių tyrimą gaubė daugybė klaidų, neapsižiūrėjimų ir nesėkmių. Plumaso apygardos šerifo biuras, kuris buvo atsakingas už bylos nagrinėjimą, padarė keletą esminių klaidų, kurios sutrukdė nuosekliam tyrimui. Pirma, nusikaltimo vieta nebuvo tinkamai apsaugota, todėl smalsūs vietiniai gyventojai ir tyrėjai ją užteršė. Įrodymai, kurie galėjo būti gyvybiškai svarbus bylai išspręsti, buvo sukompromituoti. Antra, pagrindiniai įrodymai, įskaitant juostoje įrašytą anoniminį skambutį policijai, kuriame buvo nurodyta, kur yra Tinos palaikai, buvo arba pamesti, arba pamiršti daugelį metų. Skambučio įrašas buvo atrastas tik 2013-aisiais, todėl kilo daugybė klausimų dėl pirminio tyrimo vientisumo. Trečia, nors 3 berniukai iš pradžių teigė miegoję per žudynes, Rick ir Grego draugas Justin Smart vėliau hipnoterapijos seanso metu išsamei apibūdino žudikus. Jis teigė matęs 2 vyrus kabinos viduje, kurie užpuolė Sue, Johną ir Daną. Justinas teigė, kad Jonas ir Dana grįžę į kabiną ginčijosi su vyrais, dėl ko kilo įnirtingos muštynės. Tada vienas iš jų išsivedė Tiną pro galinės kabinos duris. Nepaisant to, per pirminį tyrimą nebuvo imtasi jokių reikšmingų tolesnių veiksmų dėl Justino pareiškimo. Vykstant tyrimui atsirado keletas teorijų ir įtariamųjų.
Pagrindiniai įtariamieji buvo Justino patėvis Marty Smart ir jo draugas Beau Bede, kitaip žinomas kaip Beau, turintis ryšių su organizuotu nusikalstamumu. Ir abu vyrai buvo apsistoję tame pačiame Keddy kabinų komplekse ir netrukus po žmogžudysčių išvyko iš miestelio. Buvo žinoma, kad Marty buvo nepastovios nuotaikos ir nesutarė su savo žmona Marilyn. Buvo teorijos, kad Marty ir Sue užmezgė romaną ir apie tai sužinojo Marilyn, arba Sue patarinėjo Marilyn palikti savo smurtaujantį vyrą. Kai kurie spėliojo, kad tai galėjo būti išpuolio prieš Sue motyvas, o Marilyn ir paliko savo vyrą Marty kitą dieną po žmogžudysčių. Tardymo metu Marty taip pat policijai teigė, kad turėjo plaktuką, kuris atitiko aptiktą nusikaltimo vietoje, bet jo plaktukas dingo prieš pat žmogžudystės. Be to, jis tariamai prisipažino dėl žmogžudysčių pokalbio su terapeutu metu, tačiau jis buvo atmestas kaip netinkamas ir nebuvo rasta jokių kitų įrodymų, tiesiogiai siejančių juos su nusikaltimu. Kai kurie spėliojo, kad byla buvo užglaistoma dėl kompetencijos trūkumo ar galimos korupcijos šerifo biure. Pranešama, kad Marty Smart turėjo artimų ryšių su kai kuriais vietos teisėsaugos pareigūnais, dėl ko jo vaidmuo žmogžudystėse buvo sumenkintas arba sąmoningai nepastebėtas. Tačiau šiai teorijai pagrįsti nebuvo pateikta jokių įtikinamų įrodymų. Kiti spekuliavo, kad žmogžudystės galėjo būti atsitiktinio įsilaužimo į namus rezultatas. Tačiau vien dėl žmogžudysčių ir dėl to, kad nebuvo paimta jokių vertybių, ši teorija atrodė mažiau tikėtina. Dešimtmečius ši byla liko atšalusi. Tačiau 2013 metais nauji tyrėjai pradėjo iš naujo nagrinėti bylą, vadovaudamėsi naujais pėdsakais ir teismo medicinos technologijų pažanga. Anksčiau praleisti įrodymai, įskaitant anoniminį skambutį ir įvairius nusikaltimo vietoje rastus daiktus, buvo iš naujo peržiūrėti. 2016 metais vienas vyras metalo detektoriumi iššukuodamas išdžiūvusi tvenkinį netoli Keddy miestelio atrado plaktuką, kuris atitiko Marty plaktuko apibūdinimą tardymo metu. Manoma, kad vieta negalėjo būti atsitiktinė ir kažkas tyčia įmetė jį į vandenį. Po kažkokiu šlamštu taip pat buvo aptiktas medžioklinis peilis ir nusiųstas tolesnei analizai. 2018 m. balandį buvo sulygintas DNR pavyzdys iš žmogžudystės vietos su vis dar gyvu esančiu įtariamuoju. Tačiau nuo to laiko niekas nebuvo suimtas, o pavardės niekada nebuvo paskelbtos viešai. Nepaisant naujų pastangų išspręsti Keddy kabino žmogžudystės, byla tebėra oficialiai neišaiškinta. Šiurpus nusikaltimo žiaurumas kartu su paslaptingu Tinos dingimu ir jos palaikų atradimu išlaikė bylą visuomenės akiratyje daugiau nei 40 mečius. Lieka daug neatsakytų klausimų. Kas ir kodėl įvykdė žmogžudystės? Ar tai buvo atsitiktinis smurto aktas ar asmeninė vendeta? Kodėl jaunesni berniukai buvo nepaliesti? Ir kokį vaidmenį tyrimo rezultatams suvaidino teisėsauga? Daugelis žmonių vis dar tikisi, kad vieną dieną paaiškės tiesa. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Susitiksime kitoje istorijoje.